graži saulėta vasara, skaniai kvepinti pieva ir besideginantys 3 paršiukai. Visi skirtingi, tačiau taip pat ir labai panašus. Pasišiaušėlis Nafnafas, rubuilis Nifnifas ir atliepausis Nufnufas. Besimėgaujant saulę Nafnafas tarė: Broliai, metas pagalvoti apie žiemą. Pasistatykim po namą. Pasistatė savo namus, paršeliai linksmai uždainavo. Aš namelį pastačiau, niekur tokio nemačiau. Dainą išgirdo vilkas ir nutarė išgąsdinti brolį. Stipriai suriaumojo. Broliai išsigando ir pasislėpė savo namelės. Tačiau vilkas įkvėpė orą ir iš visų jėgų papūtė. Nameliai sugriuvo, o paršeliai nuskrido pas Nafnafą. Bet paršeliai vilkui parengė staigmeną. Taip vilkas užspringo ir pats pavirto balionu. Vilkas pilkas nebaisus, jis nuskrido į laukus.